Labas, 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 labas. Sveikos merginos atvykusios. Oi, kaip smagu, renkasi po biškį. Tai ką, šiandien pašnekėsim apie tą Monjaro apskritai, kas čia per dalykas, ir labai daug klausimų sulaukiu asmeninio, kaip jo gauti ir, žodžiu, kur reikia kreiptis, iš kur čia kas, tai būtinai aptarsim ir po to pakalbėsim tarpusavį, pažiūrėsim, kokių gal klausimų kyla, gal aptarsiu kažką, kas dar dažnai pasikartoja, todėl kad daug tikrai asmeninių žinučių gaunu, tai visokiausių ten būna ir patarimų, ir klausimų, ir visko. Žodžiu, stengiuosi tikrai kuo greičiau visom atsakyti, bet kartais nesigauna, tai galvoju, ir šiaip, ta prasme, labai daug temų pasikartoja, tai galvoju, padarysim laivą, susipažinsim iš tikrųjų, tikriau, negu reelsai, vis tiek yra tas toksai gyvas kontaktas, labai fainai ir to grįžtamojo ryšio. Tai žodžiu, labai smagu, kad prisijungėt ir nežinau, gal dar truputėlį palaukiam, aš nežinau, jūs mane gerai girdit? Gal galit? Aš šiaip tai pirmą kartą laivą darau, tai net neįsivaizduoju čia. Jūs man galite parašyti, ne? Gerai, super, labai gerai, nes įsidėjau ausines ir galvoju, ar nuo plaukų, ar netriukšmas, tai labai gerai. Šiaip labai juokinga mašinos fone sėdžiu. Čia iš tikrųjų yra plakatas iš filmo, kuriame dirbau grimo dailininkė, tai mano vyras savo ofise pasikabinęs. Nes, labas vakaras, Eligija, smagu, kad girdit, matau, čia kelios atrašėt, kad viskas puikiai, tai žodžiu, sėdžiu, pas vyrą į ofisą atvažiavau, nes palikau, žodžiu, Dominiką su dukryte, su Lulu namuose, kas turit vaikų, tai suprasit, kad, be šansų yra padaryti laivą ir pakalbėti iš viso nepertraukiamai, kai yra vaikas, būtų tik tai mama, ir neišytų čia mums ramiai pasikalbėti, tai, žodžiu, palikau jos namuose, atvažiavau čia. Tai gerai, po biškį vis daugėja čia mūsų, bet aš gal... Ačiū, sako Indrė, kad neatrodau turinti antsvorio, tai tikrai turiu labai dėkingą veidą. Ir taip gali neatrodyti, kai filmuojasi šitai, bet iš tikrųjų tai galiu pasakyti, šiaip daug kas irgi klausia, tai galvojau, vėliau padarysiu ten kažkokį video, kai daugiau svorio numesiu prieš ir po, bet pradėjau su 95,4 kg buvo, žinot, ten tas kilogramas kažkoks svyruojantis. Tai dabar galiu iš karto ir aptarti rezultatą, kad po 5 savaičių, šiandien kaip tik lygiai yra 5 savaitės, tai yra -6 kg, ten dar su truputėliu gramų. Tai man atrodo, kad labai džiuginantis rezultatas ir toks, kurį galima, kuris yra sveikas ir jį galima palaikyti ir, žodžiu, labai fainai, ten nereikia mesti po 10 kg per mėnesį, kad paskui viskas labai greitai sukristų ir, vis tiek, ką reiškia, jeigu tu numeti 10-15 kg, aišku, dar nuo kokio svorio priklauso, bet jeigu tu ten tokiais kiekiais meti, tai greičiausiai, kad, nieko nevalgai. Tai mano ūgis yra 1,75 m. 75 jo. Čia labai senokai jau matavausi, bet tai nežinau, gal jau su laiku kokį centimetrą pamečiau žemyn, bet plus minus toksai, jo. Tai mano iš tikrųjų jau pagal KMI, jau mediciniškai buvo įvardytas ne antsvoris, o nutukimas. Tai dėl to, gal iš tikrųjų ir pradėkim su tuo, kaip čia aš tą vaistą, labai smagu, kad dėkojat už atvirumą, tai dėl ko iš tikrųjų nusprendžiau dalintis, nes, žinot, čia toksai tikrai privatus dalykas, bet kadangi pati norėjau tokio turinio ne amerikiečių YouTube'o, ne britų, o tokio labai artimo ir lietuviško, vis tiek mes gyvenam čia, jie ten, daug dalykų skiriasi ir mentaliai, ir tiesiog galų gale netgi maistas koksai, kokį mes vartojam, kokie mūsų įpročiai. Tai nusprendžiau dalintis iš dalies, kaip ne iš dalies, iš tikrųjų, dėl to, kad pati norėjau tokios informacijos ir iš dalies, kad
numažinti tą stigmą. Dėl to, kad tikrai gaunu daug jūsų žinučių asmeninių ir niekas nenori viešai apie tai kalbėti, nes viešai yra teisama. Teisama, kad čia, tai kodėl tu čia tos čytus naudoji, ką tu negali susijimti, ką tu čia gal mažiau valgyk, daugiau sportuok. Kas turėjo šiaip su svoriu problemų, tai žino visus tos patarimus ir visą ką. Ir iš tikrųjų, tai taip, tu renkiesi tokį ribinį kelią, įsivertinęs visas rizikas, taip jų yra. Bet tai tu ir nesirenki kaip pirmo pasirinkimo tokio dalyko. Jeigu ten reikia porą kilogramų numesti, yra gal kas taip daro, nežinau, žinau, kad galima visokiose ten juodose rinkose kažką gauti ar kažkaip tai prasisukti, bet niekam to nerekomenduočiau, todėl kad, kaip ir bet koks vaistas, jis turi šalutinį poveikį ir tu negali 100% žinoti, kad tau nieko nenutiks. Tai jeigu dar bendrai pakalbant apie patį Mounjaro, tai, nežinau, vis tiek žmonės čia jungiasi ir galbūt ne visi žino, tai kodėl aš pasirinkau Mounjaro ir kas tai yra per vaistas, tai šis vaistas veikia GLP-1 hormoną ir GIP lietuviškai tariant. Tai žodžiu, tuo skiriasi nuo, tarkim, Ozempiko, nes ten veikia tik tai GLP-1 hormoną. Tai GLP-1 ką daro, tai jisai reguliuoja sotumo jausmą, ar ne, ir lėtina visą virškinamąjį traktą. Tai žodžiu, tu automatiškai dar ir dėl to jautiesi ilgiau sotus, ir netiek daug nori, greičiau pajauti tą sotumą. O ką daro papildomai GIP hormonas, tai jisai sustiprina tą sotumo jausmo pajautimą ir taip pat gerina cukraus apykaitą, tai energijos apykaitą. Tai žodžiu, bendrai, kai yra kombinuotas su GLP-1, GIP ne vienas atskirai, bet kartu, tokį duoda efektą, todėl ir pasirinkau Mounjaro vaistą kaip, mano galva pranašesnį, bet vėlgi, gavau visokių įvairių nuomonių, kad, vieniem vienas veikia geriau, kitiem kitas veikia, yra kas išbandė ir tą, plus, kiek žinau, jeigu tu turi problemų su cukrum, tai tau netgi gali būti kompensuojamas Ozempikas. Tai tiesiog, mano buvo toks pasirinkimas ir mano gydytoja, kai manęs klausė, ji ir pritarė ir man rekomendavo, žodžiu, rinktis tą Mounjaro. Jeigu, sako, jūsų galimybės leidžia. Tai iš kur gauti šitą vaistą, tai papasakosiu savo istoriją, ar ne? Aš norėdama išbandyti šitą vaistą, kreipiausi per YouHealth programėlę tokią, kuri yra kuruojama, kitaip ta programėlė priklauso Hila klinikai, kas yra iš Vilniaus, tai žinosit, čia yra buvusi Grybo klinika, tai nėra kažkoks, tai ten, žinot, interneto neaišku kas, tiesiog yra online platforma, kurioje konsultuoja Hila gydytojai. Ir ten jie turėjo, tiksliau ir turi, svorio mažinimo programą. Tai aš kreipiausi būtent per ten, galvodama, kad reikia specialisto, kad galėtų išrašyti, klausėt iš kokio miesto, tai aš esu iš Vilniaus, originaliai iš Kauno, bet daug metų su šeima gyvenam Vilniui ir, žodžiu, kreipiausi per tą YouHealth programėlę į svorio mažinimo programą dėl to, kad pasikartosiu, dėl to, kad galvojau, jog reikia specialisto ir šeimos gydytojas negali to išrašyti. Tai, žodžiu, kreipiausi tenai ir mes ten su gydytoja, bendros medicinos gydytoja, viską aptarėme, jinai manęs išsiklausinėjo, žodžiu, papasakau jai visą savo istoriją, kur gal dabar nesinori labai jau plėstis apie tą istoriją. Kas nematėt video, galėsit pas mane pasižiūrėti, vienas iš pirmų video, bet, iš principo tai eilė metų svorio kontrolės, visokių aukštyn žemyn svyravimų, turėjau ir hormoninių problemų vienu metu, dabar jau jų nebeturiu. Tai, žodžiu, ten tas svoris ir ta svorio tema buvo labai labai ilga. Per paskutinius 2 metus po dukrytės savo gimimo numečiau 30 kg, be jokių vaistų, be nieko. Ir tada, sakykime, atmetant neštumo svorį, man 20 kg grįžo atgal
per kitus metus ir labai staigiai, labai greitai ir aš tiesiog buvau, nu, jau perdegus psichologiškai ir nebe, kaip pasakyti, nebežinojau, ko daugiau griebtis ir man labai labai reikėjo tos pagalbos, tai žodžiu gydytoja išklausius mano visą istoriją, tai kaip pasakyti, ir parekomendavo, netgi ne tik, kad sutiko, bet jinai sako, aš pati rekomenduoju jums išbandyti šitą vaistą vien dėl to, kad, nu, tiesiog jau jūs pailsėtumėt nuo tos temos ir mes aptarėme tokį gydymo planą, kad aš naudoju vaistą tol, kol numetu svorį. Nu, čia mano įsivaizdavimas buvo toks ir gydytoja visiškai tam pritarė, tai ir sakau, po to aš norėčiau dar iš karto numetu svorį nenutraukti vaisto, todėl kad po aktyvaus svorio metimo vis tiek organizmas yra, nu, kaip pasakyti, išbadėjęs, tu iš jo kažką atėmė, tai jisai labai greitai norėjo susigrąžinti, ar ne, nu, ir tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai, tai aš noriu dar palaikyti keletą mėnesių, nu, kiek ten reikės, kad stabilizuoti tą svorį, kad nebūtų nei aukštyn, nei žemyn ir tiesiog priprasti prie tam tikros rutinos, kur paskui jau nutraukus vaistą aš galėčiau, nu, grįžus, sakykime, tą maisto triukšmai, aš galėčiau vis tiek, nu, laikytis tos rutinos ir negalvoti apie sverimus, maisto matavimus ir taip toliau ir panašiai. Suprantat, kas esat ne kartą režimų visokių laikėsi, tai kaip tai yra varginantis dalykas, koksai tai yra ir tiesiog norėtųsi gyventi, nu, kažkaip tai labiau taip iš eigos ir tiek labai nesusitelkiant į maistą. Ką man iš tikrųjų dabar ir labai labai padeda šitas vaistas daryti, tai maistą laikyti antram plane vien dėl to tikrai man labai labai patinka. Tai va, tai žodžiu, tada mes pasidarėm reikiamus kraujo tyrimus, dėl to, kad be kraujo tyrimų gydytojas negali išrašyti, nes turi pažiūrėti, ar nėra tam tikrų indikacijų, dėl ko negalima skirti vaistų, ir žodžiu, ir man išrašė tą vaistą. Tai po to aš supratau, kad tai galėjo padaryti ir mano šeimos gydytoja, dėl to dabar jau esu prižiūrima savo šeimos gydytojos, aš tiesiog konsultaciją turėjau ir sakė taip, ji gali ir toliau išrašyti, galėjau aš kreiptis ir iš karto į ją ir, žodžiu, mes dabar tęsiam gydymą jau su ją po 4 mėnesių, tiksliau ne dar po 4, o iš viso po 4 mėnesių pakartosim vėl kraujo tyrimus, pažiūrėsim, kaip viskas einasi, ar viskas gerai ir žodžiu, oi, nematau, kad čia dar yra. Tai kartosim, žodžiu, kraujo tyrimus ir tada žiūrėsim, ar viskas gerai. Tai va, tai labai tas dažnas klausimas yra, iš kur tu gavai Mounjaro, tai dabar bendrai visiems ir atsakau, tiesiog kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Dažnu atveju, jeigu tai yra tik tai antsvoris nutukimas, svorio, žodžiu, kontrolė, tai jums gali šeimos gydytojas paprasčiausiai išrašyti šitą vaistą, vėlgi atlikus kraujo tyrimus. Jeigu jūs turit kažkokių gretutinių ligų, ten tarkim su cukrum problemas ar ten skydliaukės problemas, tai tada jau reikėtų endokrinologo konsultacijos, bet vėlgi jūs nusiūs jūsų šeimos gydytojas ir pas endokrinologą. Tai jau minėjau pradžioj laivo, kad kiek žinau, tai esant problemų su cukrum, tai netgi yra kompensuojamas vaistas, bet ne Mounjaro, o Ozempikas, tai turėkite omeny, nes vis tiek galbūt verta pabandyti ir tą preparatą, jeigu yra kompensuojama, čia sumos tikrai nemažas, ypač kai jau tas dozes reikia didinti. Tai mačiau, kad kokius kraujo tyrimus darysitės. Tai kokius darysiu dabar ateityje dar nežinau, gydytoja nedetalizavo, tik kai jau darysiu, tai būtinai pasidalinsiu. O kokius kraujo tyrimus dariausi, iš tikrųjų, gal aš netgi galėčiau komentarą, dabar norėčiau, neišeina čia nuotraukos pasidalinti, turbūt, ne? Toj. Gerai, žinokit, nežinau dabar, ar taip. Jūs mane girdite, ne, kol turbūt tai darau. Aš pasidalinsiu nuotrauką, aš ten turiu screenshotą pasidarius, kokie kraujo tyrimai buvo daryti. Tai, bet aš, vis tiek, bet kokiu atveju jūs, kai kreipsitės į savo gydytoją, tai jums ir pasakys, kokius tos kraujo tyrimus reikia darytis, savavališkai, jų vis tiek nepasidarysit.
Tai, bet vis tiek pasidalinu, jeigu įdomu, galite pasižiūrėti. Ir taip, žodžiu, mano kraujo tyrimai visi buvo geri. Viskas gerai, išskyrus padidėjęs kolesterolis, bet radau tą nuotrauką. Aha, tai va, pasidalinu. Galit, nežinau, taip, galite pasižiūrėti, nusiskrinšotinti ar kažkaip. Ir gal aš ją tada išjungsiu, ne? Išjungiu. Gerai. Atleiskit, kad čia toksai biški gal balaganas, bet... Aha, kažkas čia video su manim pasidalino, tai gal, jeigu galit, atsijungkit. Aha, atsijungia. Taip. Tai va, tai truputėlį ne visai aš dar moku techniškai viską daryti, bet padarom kartu. Tai va, tai čia vienas iš pagrindinių klausimų, iš tikrųjų, dėl kurių man rašote ir norėjusi taip va bendrai visiems atsakyti. Tai ir šiaip manau, kad išsaugosiu šitą laivą, tai galėsite grįžti pasižiūrėti, arba kas nematė. Tai iš tikrųjų gal jūs turit kokių nors klausimų dabar čia, kol kalbamės, gal kažkoks klausimas iškilo. Šiaip dažnai labai klausia manęs dar, koks mano svoris, tai irgi jau, kaip ir sakiau, mano pradinis svoris buvo 95,4 kg, dabar po 5 savaičių -6 kg, žodžiu, po truputį mažėja, truputėlį atsigersiu. Šiaip geras dalykas, kaip čia geras dalykas, padedantis nepamiršti išgerti vandens, tai nuo šitų vaistų iš tikrųjų troškina. Ypatingai pirmom dienom po dozės, tai jaučiasi labai troškinimas, tai tikrai, kadangi reikia gerti daug vandens, tai tikrai nepamiršit. Nors aš ir prieš tai geriau daug vandens, ten 2-3 litrus per dieną, bet dabar tai tikrai nepasimiršta. Kokius pašalinius jaučiu? Tai iš principo, ten tų pykinimų kažkokių stiprių tikrai nejaučiau. Leidžiuosi vaistus visą laiką vakare, ketvirtadieniais, dabar jau, prieš tai trečiadieniais, dabar jau ketvirtadieniais, prieš miegą. Tai daug kas rekomendavo ir šiaip, žinot, YouTube pasižiūrėjau, kad daug kas taip daro, kad išvengti tų pirminių pykinimų. Tai nežinau, aš pramiegu naktį gerai ir paskui manęs nebepykina. Po maisto manęs irgi nepykina, jeigu nepervalgau. Jeigu per daug suvalgau, tada jaučiasi toksai sunkumas, nemalonumas. Iš tikrųjų, vieną kartą buvo taip, kad tikrai buvo labai negera, bet suvalgau ten dvigubą mišrainės porciją, šiaip dalinausi video, tai tikrai buvo labai nemalonu, bet šiaip ne. Dar vienas šalutinis, kuriuo irgi dalinausi, tai žinokit, su alkoholiu prastai būna kitą dieną, matyt, todėl, kad yra sulėtintas virškinimo traktas ir ilgiau tas alkoholis skrandyje išbūna ir taip toliau, tai tikrai sudėtinga yra kitą dieną, tai vėlgi, ten, žinot, gal taurė 2 nieko, bet jeigu truputėlį daugiau jau pasivyninė, kas man čia buvo, tai žinokit, taip... nerekomenduoju ir tikrai labai nefainai. Bet taip prastai po maisto, jeigu normaliai valgau, tai ne. Normaliom porcijom tikrai nepykina. Šiaip vienas man iš tokių šalutinių simptomų, kuris toks gal neįprastas, bet yra, vėlgi, gydytoja sakė, dar nėra 100% tikra, kad tikrai man nuo to, sako, galbūt sutapimas su kažkuo kitu, bet taip jau tapo, kad pradėjus vartoti vaistą, man atsirado bėrimo ant kūno. Jie nėra kažkokie tai labai dideli, bet galvoju, gal kažkur tai galėčiau, kadangi trumpom rankom parodyti, tokie maži, gal va čia, va tokie maži išsausėjimai, tokie kaip alerginė reakcija, nieko tokio dramatiško, bet man vis paniešti ir iš pradžių vienas kitas buvo, dabar jų daugiau yra ant kūno, tai nežinau, nesu visai tikra, kad tikrai nuo vaisto, bet toks sutapimas. Gydytojas sako, gal kažką pakeitė. Tai
surišau, kad apie panašų laiką pakeičiau skalbinių minkštiklį. Nu tai galbūt nuo to dabar jau to skalbinių minkštiklio nenaudoju, žiūrėsiu, kaip bus toliau. Bet galimai yra toksai šalutinis efektas. Skaičiau, kad gali būti, bet labiau šneka apie tas vietas, kur susileidi, ne apie visą kūną, tai vat sunku pasakyti. Vėlgi, nu, stebiu, kaip čia darosi, ar neintensyvėja. Nu tai kol kas jų tiesiog yra tų paberimų daugiau ant kūno, bet dar, nu, nežinau, kol kas pakenčiamai atrodo. O klausė čia, ar pavyko susidoroti su vidurių užkietėjimu. Tai taip, pavyko, bet iš tikrųjų, nu, kaip pasakyti, man atrodo, kad natūraliai nieko ypatingo nepadariau, bet tiesiog pastebėjau dar tokį dalyką, kad po dozės susileidimo man kitą arba dar kitą dieną viskas taip gerai labai išeina, tai ten irgi tai buvo, kad paskui po dozės man viskas tvarkoja, nu ir kol kas viskas gerai, bet labai ačiū visiems labai už patarimus, nes tikrai turėsiu dabar gerą bagažėlį, jeigu kitą kartą atsitiks, o greičiausiai gali atsitikti, kadangi daugam taip yra. Tai kol kas viskas vėl normaliai, bet labai ačiū, kad patarėt ir tikrai labai fainai. Dar žiūrint, tai ar nepraleido kokių klausimų. Klausėte apie sportą. Tai aš šiaip sportavau labai intensyviai, nu kaip labai intensyviai, daug, sportuodavau beveik kiekvieną dieną. Tai čia dabar po naujų metų, taip man aplinkybės susidėliojo, kad neėjau į sportą ir tada pradėjus naudoti Monjaro, aš taip galvoju, nežinau kaip čia jausios, nežinau kaip čia bus tiesiog visas sveikata ir jausena, tai galvoju, pirmą mėnesį gal neisiu, apsižiūrėsiu, šiaip tai galėjau iš tikrųjų eiti nuo 2 savaitės, nes nieko man čia blogo nesidarė. Bet taip, tai ką čia savaitę liko, tai paskui į Londoną išvažiuojam, tai ką čia pradėsim, va jau iš Londono grįžus, jau savaitę praėjus, palaidai jau čia ir daugiau ir va taip dar ir nenuėjau, bet viskas jau nuo pirmadienio grįžtu į sportą, tai aš einu į plaukimą ir į sporto salę. Tiesiog svorius kilnoti. Šiaip tai nekenčiu aš tos sporto salės, kaip nekenčiu. Kai jau su asmeniniu treneriu, tai viskas fainai, kai kažkaip tą žmogišką ryšį turi, ką jau ten reikia sportuoti, tą padarai, bet eiti vienai man labai nepatinka, bet suprantu, kad kitaip nebus ir reikia tos jogos treniruočių ir mano amžiui reikia jau susižiūrėti ir ypatingai vartojant šitą vaistą, kad nenyktų raumenis, tai žodžiu ten pažaisti tinklinį ir paplaukioti neužtenka, reikia ir jogos treniruočių, tai grįšiu ir į sporto salę. Tai nežinau, šiaip, jeigu bus įdomu, tai galėsiu pasidalinti, kaip ten su to sportu ir kaip ten su ta jėga ir ar čia jaučiasi man, ar slabna, ar neslabna, kokie ten tie rezultatai, žodžiu, bet sportas taip. O ar maisto, taip, ar viską galite valgyti? Taip, nepastebėjau, kad, sako, kad naudojant šitą preparatą vištiena pasidarė neskani. Tai aš nepastebėjau, kad man kažkas pasidarytų neskanu, tiesą pasakius, pastebėjau, bet ne iš maisto. Man raudonas vynas nebe toks skanus, koks anksčiau buvo. Bet šiaip iš maisto nepasidarė niekas neskanu. Ir ar valgau tą patį, tai iš tikrųjų valgau tą patį ir ypatingai norėjau pailsėti nuo ten kažkokios tokios maisto prepinimo ar ten labai didelio galvojimo, ten sverimo ir skaičiavimo, kokių ten baltymų ar ko reikia suvalgyti, tai tiesiog gaminu šeimai ir valgau pati, ką valgo mano šeima. Aš, aišku, stengiuosi visą laiką atsižvelgti, kad daug ten tų baltymų būtų, ir tas toksai namie gaminto maisto pakankamai sveiko, gerai, kad ten gal ne iki išprotėjimo sveiko, ten ne vien, nežinau, kilo lapai su garinta vištiena, bet, stengiuosi kažkaip tai tą sveiką mitybą apskritai propaguoti, bet suvalgau ir desertuką suvalgau, ir saldainuką suvalgau, ir pavyzdžiui, vakar valgiau pietum kebabą. Kebabą ten, tokį ne nuo Sanitekso mėsos, bet iš natūralios mėsos, bet, viso nesuvalgiau, bet suvalgau visokių tokių dalykėlių ir kažkaip nepastebėjau, kad ten būtų blogiau. Kiekis yra svarbu, kiekis. Jeigu nepervalgai taip, kad per daug skrandi maisto, tai nieko blogo nesidaro. Ir jo, tai dar ką norėjau paminėti, iš tikrųjų, bešnekant pagalvojau, kad
kuo dar man šitas vaistas labai labai padėjo mano galvoje, tai su tuo suvalgymu kažkokių nebūtinai pačių sveikiausių pasirinkimų ar pačių geriausių tuo momentu, tai padėjo, kad kaip pas mane būdavo anksčiau ir turbūt daug kas gali releitinti, kas turi šitų problemų su valgymu, tai kad jeigu aš anksčiau suvalgydavau kažką netinkamo, ar ne, nu tarkim, ryte aš suvalgiau kažką netinkamo, tai viskas, mano visa diena yra šuniui ant uodegos ir, nu tai kad jau šiandien suvalgiau kažkokį atsiprašant, tai dabar jau visą dieną valgysiu per pietus, tada valgysiu jau kebabą, vakare valgysiu ten, nežinau, dar ką nors nesąmonę, karštus sumuštinius ir užsikasiu ledais, nes vis tiek jau diena sugadinta. O kad jau ta diena sugadinta penktadienį, tai pradėsiu nuo pirmadienio ir nuo pirmadienio jau valgysiu sveikai. Ir taip, nu, ta prasme, labai labai dažnas dalykas, kur tu kažką suvalgiai ir, nes arba viskas, arba nieko. Tai va šitą labai man nuėmė iš galvos dalyką, nes, nu, suvalgiau kažką ne tokio pačio geriausio, ten, nežinau, ar desertą, ar ten kažką dar. Ir viskas suvalgiau ir pamiršau, kitas mano valgymas normalus valgymas. Aš tiesiog, apskritai, ką suvalgiau, aš pavalgiau ir pamiršau, nu tai ant tiek yra antram plane ir tiek neberūpimas klausimas, kad, nu, ta prasme, galbūt taip, nu, reikėtų į ateitį galvojant kažkokią tai racioną, kažkokį mitybos tokį kaip ir ale gairės planą pasidėlioti gal aiškesnį, bet kol kas, tai, kadangi noriu nuo tos temos pailsėti, tai sakau, ką valgo šeima, tą valgau ir aš. Mažesnėm tik tai aišku porcijom. Nu, kartais retai, kada ten būna, kad kažką kitas valgau, bet dažniausiai tai taip. Ar neraugi? Šiaip tai ne, nebuvo kažkaip. Tiesa, buvo pačioj pradžioj. Pirmą savaitę, kad labai jautėsi, dabar prisiminiau, tikrai buvo, bet paskui kažkaip praėjo. Šiaip po pirmos ten antros savaitės man labai daug tokių praėjo keistų dalykų, kur buvo ten, pavyzdžiui, tie šalčio tos bangos, tai irgi praėjo, nu, matyt, organizmas apsipranta, tai va, tas raugėjimas irgi jisai nebepasitaiko, nu, nežinau, nebent gal kažką taip, šiaip kažką suvalgai, kas gal ten sunkiau, nežinau, kažkokių tai su česnaku, ką nors gal, bet čia turbūt ir šiaip įprastai tai būna. Tai žiūriu, ar dar čia nepraleidau kažko? Ne, viskas. Tai va, tai po kelių dienų pradėjo kristi svoris, žinokit, šiaip tai iš karto. Jau kitą dieną ten mažiau buvo ant svarstyklių. Ir pirmą savaitę tai iš viso ten buvo -3 kilogramai, kažkas tokio panašiai, gal nepilnai. Bet reikia suprasti, kad tas pradinis vis laikas iš visų bet kokių režimų besilaikant, tai pirmą vis tiek ten ir to vandens svorio nukrenta, ten tas glikogenas ir panašiai, tai nereikia ten labai vertinti. Ir iš viso, man atrodo, su tom svarstyklėm, tai ypač moterim, čia aišku, ne vien moterų reikalas ir vyrams šita tema aktuali ir čia manau, kad turim ir vyrų, bet tiesą pasakius, taip nespėjau pasižiūrėti, bet tikrai žinau, kad ir vyrai man parašo, ne taip dažnai kaip moteris merginos, bet parašo. Tai ką noriu pasakyti? Kad ypatingai moterim su tom svarstyklėm, žinot, kaip būna, ten ciklas varijuoja, ten ir šiaip žmogus, žiūrint, kiek ten tavo virškinamam trakte yra, tai ten labai geriausia yra turbūt svertis dažnai ir vidurkį vesti. Tai ten, jeigu ten pirmom dienom matai, kad ten krenta kilogramais, o paskui sustoja, tai nereiškia, kad ten tiek tų riebalų nukrito, nei nereiškia, kad sustoja. Tai tiesiog, tai bendroj sumoj reikia žiūrėti, tendenciją turbūt, jo. Ar planuoju didinti dozę? Tai greičiausiai taip, bet dabar sekantį mėnesį dar naudosiu tą 2,5. Tiesiog noriu įsitikinti, kad ar vis dar veikia. Jeigu dar veikia panašiai kaip pirmą mėnesį, tai tikrai nedidinsiu, galbūt dar ir trečią mėnesį taip pat laikysiu. Man atrodo, kad geras dalykas yra nedidinti dozės, jeigu jauti poveikį. Jeigu visiškai nieko nesijaučia, tikrai turbūt reikėtų didinti dozę ir be reikalo ten nesileisti. Ir kai ten visą mėnesį, pavyzdžiui, nenumeti nei 1 kilogramo, nei 1 gramo. Bet kol kažkiek veikia, kol svoris krenta, kol padeda išlaikyti kažkokį tai mitybos režimą, vienokį ar kitokį, tai man atrodo, kad nėra ko skubėti, nes ir finansiškai neapsimoka didinti dozių ir tiesiog tu, jeigu labai ten kas 4 savaitės, kaip tarkim gamintojas rekomenduoja didinti dozę, kas 4 savaitės labai greitai atsidursi tose lubose ir tada, kai jau pripras organizmas prie tos aukščiausios dozės, ką tada darysi. Tai kol kas dar 1 mėnesį tikrai ant 2,5 būsiu,
o po to jau žiūrėsiu, galbūt reikės padidinti. Jeigu nejausiu labai efekto, tai manau, kad padidinsiu, nes vėlgi ir nesinori to, kaip sakyti, ir laiko, ir bereikalo tos vaistus leistis. Tai jo. Kol kas ne, bet ateityje be jokios abejonės reikės didinti. Taip, tai čia klausia, kokius tyrimus dariausi, pas kokią gydytoją lankausi. Tai aš šiaip tos tyrimus, kuriuos dariausi prieš paskiriant vaistą, kai išsaugosiu šitą laivą, įdėsiu dar į komentarą, parašysiu tiesiog, kad būtų. Čia gal kas nors dar pasidarė skrinšotą, buvau pasidalinus nuotrauką, bet nebekartosiu, tai tiesiog pridėsiu į komentarą, paskui pažiūrėkit. Ir dabar mane prižiūri mano šeimos gydytoja. Taip, dar kartą jo, klausėt, greičiausiai vėliau prisijungė, tai mano ūgis ir svoris, mano ūgis yra 1,75 cm ir svoris, pradinis svoris buvo 95-94, dabar 88. Taip. Žiūrėkit, toks klausimas. Šiaip, kadangi ketvirtadieniais vakare visą laiką leidžiuosi vaistą ir dabar yra ketvirtadienio vakaras, tai ar jums būtų įdomu, kadangi šį kartą noriu išbandyti leistis į ranką, ar būtų įdomu, kad čia padaryčiau live šitą, ar čia gal per daug grafiška ir pasidaryktų viena ir papasako, kaip sekėsi. Nes šiaip pasiėmiau, kadangi jau vis tiek vakaras ir esu namuose, tai pasiėmiau, kad bet kokiu atveju čia susileisiu, nes noriu visą laiką vis tiek apie panašų laiką leistis, tai taip, gerai, Agne, vien dėl jūsų. Tai dar pašnekėkim iš tikrųjų apie leidimosi vietą. Tai aš pradėjau leistis į pilvą, todėl kad, kažkaip atrodo lengviausia, saugiausia, man iš viso buvo žiauriai baisu su tuo susileidimu. Pradžioj tikrai labiausiai dėl to bijau, net ne dėl kažkokių šalutinių poveikių, bet aš taip, žinokit, dėjau į kelnes dėl to susileidimo. Aš nesu iš tų, kur ten pamato adatą ir alpsta, bet niekam nėra malonu, man atrodo, ten kažką būti, kai leidžia, ar ten kraują kažkokį įima. Ir galvoju, kai reikės pačiai tai padaryti, tai nukrisiu. Bet aišku, ten ta adatėlė juokinga, viskas ten labai paprasta, bet vis tiek pasirinkau pilvą, nes ten yra riebalo daugiausiai, yra aiškiausia, tu čia puikiausiai viską matai, ten gali suimti, viskas be problemų. Bet ir kur galima leistis, tai yra viršutinė kojų šlaunų dalis, yra šitos rankos dalis ir pilvas, ar ne? Tai žodžiu, kažkaip tai negalvojau, kad čia yra kažkoks skirtumas apart to, kad kur tau patogiau. Bet pasirodo, truputėlį daugiau ten pažiūrėjus visokio turinio, pastebėjau, kad žmonės šneka, kad susileidus į ranką yra geresnis galbūt pasiskirstimas ir tas efektas didesnis jaučiasi. Tai va labai įdomu, ar susileisti į ranką ir pažiūrėti, kaip yra, ar yra skirtumas, ar nėra jokio skirtumo, nes dabar jau po 5 tos auksinės dozės susileidimo, tai jau iš viso adat nebebijau ir pati susileisti, tai manau, kad bus visai fainai išbandyti ir tą ranką. Beje, apskritai, kai leidėsi, negalima kitą savaitę į tą pačią vietą leistis, tai netgi aplink pilvą reikia rotuoti ir nesileisti į tą pačią vietą, tai galvoju, net ir dėl to visai fainai yra pakeisti vietą, kad nebūtų vien tas pilvas vargšelis, kur visą laiką gauna adatų. Taip, visada bandysit susileisti 5 auksinės dozes. Gydytojas nerekomendavo. Gal galite pasidalinti, kodėl nerekomendavo, nes aš tai iš tikrųjų patarimą iš medikės gavau tą dozę naudoti. Ne iš vien jos, bet vienas iš žmonių buvo medikė, tai kažkaip, nežinau, nelabai, šiaip paskui, aišku, daug ir internete bandžiau pasiskaityti, pasidomėti, tai man ten toks keistas yra, kad, pavyzdžiui, koncentracija gali būti netolygi, ne? Bet
tada taip gaunasi, kad visada ta koncentracija gali būti netolygi bet kurią dozę leidžiantis net su tuo automatiniu švirkštu, ar ne? Tai dėl sterilumo, nu tai taip, aišku, tu bet kokiu atveju adatėlę, kai kiši, ar ten tą automatinę adatėlę, ar šitą, tai viską padezinfekuoji ir čia pasidezinfekuoji, tai man atrodo, kad, nu, jeigu tu viską protingai darai, tai viskas protingai ir gaunasi. Nežinau, gal nematėt mano ten to video pasidalinimo apie tą 5 dozės leidimą, tai kas man gavosi blogai, tai aš tokia, kadangi nepratus prie tų švirkštų, tai aš taip gerokai spustelėjau norindama, tai nuleidau truputėlį daugiau vaisto ir gavosi ne 0,6 ml, o 0,5. Tai tiesiog susileidau mažiau, bet vis tiek veikia šią savaitę. Nežinau, gal truputėlį mažiau, bet gal jau ir šiaip organizmas apsipranta, tai sunku vertinti. Šiaip pirmom dienom tai atrodė, kad visiškai taip pat veikia. Tai galvoju, kad tikrai leisiuosi ir su šitu švirkštuku 5 dozę. Kai jau padidinsiu dozę iki 5, tai greičiausiai, kad, nu, ten, atsiprašant, nešudėliausiu, nes, nu, gali tu pasilikti, tada išsitraukti iš vieno, išsitraukti iš kito, ar ne, ir pasidaryti tą 5 mg dozę, bet kažkaip, nežinau, jau čia man skamba biški gal per daug, nežinau tikrai ar verta, tai manau, kad kol 2,5, kol pilnai ta dozė lieka, tai jo, o po to jau greičiausiai, kad nelabai. Ir dar tiesa, klausimas buvo apie tai, visai pasikartojant, kad vaistas galioja tik tai 30 dienų. Tai iš tikrųjų ne, šaldytuve laikant, Mounjaro galioja iki galiojimo, iki kaip yra ant dėžutės galiojimo terminas, tai iki tada ir galioja laikant šaldytuve, pavyzdžiui, 27 sausio, ar ne, galioja. Tai jeigu kambario temperatūroje laikai, tada 21 dieną, tai jo, daug kas rašė, kad 30 dienų, tai tikrai ne 30 dienų, net jeigu laikai ne šaldytuve, tai yra mažiau dienų, bet ir patariama yra šaldytuve laikyti. Tai kažkaip tai lyg tai ten gal su Ozempiku, bet nenoriu nusišnekėti, kad jisai 30 dienų galioja, pataisykite, jeigu klystu, tai va, tai truputėlį taip. Kokiai vaistiniai perkat, gal radot pigiausią variantą? Jo, iš tikrųjų, pirmą kartą tai pirkau tiesiog fiziniai vaistiniai, pateikiau nuolaidų kortelę Kamelijoje, ir tada man ten tiesiog pritaikė truputėlį nuolaidą su kortelė, nes šiaip kainavo 190 €, jeigu neklystu, bet paskui dar keletas merginų moterų pasakė, kad pirk internetu vaistiniai, ir tada bus 168 ten su trupučiu centų, tai va šitą dabar dozę, tai ir užsisakiau internetu, tik tai reikia ten tada per e-sveikatą prisijungti ir per telefoną nepavyksta, tai žinokit, jeigu kartais susisakinėsit, reikia per kompiuterį, nes per telefoną neišeina užsisakyti, tai tada reikia per e-sveikatą, kadangi ten yra receptas, užsisako, tada vaistiniai arba konsultantas pasirenkat, kad susisiektų su jumis, arba užpildot klausimyną ir, žodžiu, ir viskas, ir tada pristato ten kaip norit, ar į namus, ar į vaistinę ir pasiima, tai iš tikrųjų, nu, vis tiek nemažai pigiau, ten 22 €, tai verta pataupyti, lygiai taip pat ir su 5 dozė irgi yra taip pat. 5 dozės, didesnė dozė, 5 mg dozė irgi yra pigiau internetu. Va, kažkas sako, kad efektyviausia šlaunis. Gerai, reikia turėti omeny, pabandysim ir šlaunį kažkada, bet dabar tai šiandien tai tikrai ranką bandysiu, nes šlaunis man atrodo dar baisiau. Ten taip raumo atrodo, labai jau sportininkė raumo, tai lyg tai nebūtų riebalo, bet vis tiek kažkaip taip atrodo čia dar rankui, tai viskas minkšta. Pati pilva, taip. Nepasitikėjo, planas sudarytas, gydytoja dėl to nerekomendavo, reikia laikytis plano ir tiek, ir gerai, ir laikykitės iš tikrųjų, nes aš tai kaip ir sakiau, tikrai niekam nepatarinėju ir nepiršiu savo nuomonės, kad čia reikia taip daryti, pati jaudinausi ir čia labai asmeninis dalykas daryti tai ar ne. Jeigu darysi taip, kaip gamintojas nurodo ir kaip gydytojas nurodo, tai tikrai nepralošit, žodžiu, išsimest ant tas likutis, išsimest, ir kas. Taip, dėl koncentracijos visiškai nesąmonė, žmonės leidžiasi į insuliną, tai lygiai toks pats vaistų leidimas. Va. Visose švirkštuose 0,6 ml tai yra, ar ne? Dozės, supratau. Labai įdomu. Tai
žinot, dar nepriejau ten tų 5 mg dozės, tai nepasidomėjau. Tai jeigu taip, tai aišku, aš tai tada ir naudosiu tikrai. Kadangi jau pati ant savęs išbandžiau, tai aš asmeniškai naudosiu. Niekam čia apskritai, ir šitų laivų, ir savo video aš tikrai niekam nieko negaliu nei rekomenduoti, nei patarti. Taip, aš galiu pasidalinti savo patirtimi, ką ir darau, ir sakau, toks ir yra tikslas. Kažkam padėti, kažkam, galbūt įkvėpti ne tiek, kiek, kad žiūrėkit, jum irgi būtinai reikia vaistų, bet įkvėpti nebijoti, ar ne? Nes jeigu turi tokią problemą ir jau nematot kito kelio, kaip man buvo, tai žiūrėkit, nestigma, nedarykim iš tos stigmos ir žinot, čia kažkaip, bet pas mus taip yra Lietuvoje, mes taip visi kitus mėgstam ir apšnekėti, ir nuteisti anksčiau laiko, ir visi žinom geriau, kaip ką daryti, tai yra ta visuomeniai visokia nuomonė, bet labai įdomu, kad kažkaip, kai daliniesi tuo viešai ir savo rate, čia ne tik tai internete, bet ir savo rate, ir su visokio amžiaus žmonėm, tai šiaip tai visiems, aišku, labai įdomu, bet visi labai palaiko, niekas kažkaip tai tų blogų komentarų nesako, nežinau, bent jau akis nesako, žinot, tai jeigu jokių kažką sako, tai jum jų bėdos. Taip, čia pasikartoja klausimas, nekeliu dozę, dabar, kadangi tik tai 1 mėnesis baigėsi, bet 2 mėnesį dabar irgi naudosiu 2,5, nekelsiu dozės, pažiūrėsim, veikia, neveikia, ir jeigu jau matysiu, kad visai neveikia, kad per mėnesį visai svorio numetu, tada kelsiu dozę, bet kol kas ne, galbūt taip ir 3 ir 4 mėnesius darysiu, žiūrėsim. Pasidalinsiu tikrai, kaip ir toliau. Taip, irgi rekomendavo gydytoja naudoti 5 mg dozę. Taip, lygiai taip pat, žinokit, mano šeimos gydytoja, mes dabar, kai turėjom konsultaciją, sako, žinot, kad 2,5 yra tik apsipratimo dozė, reikėtų jau 5 naudoti, kada jau vaistas tikrai veikia taip, kaip reikia, bet tai, žinot, dėl to, kad ir gamintojai taip nurodo, tai gydytojai ir sako irgi gamintojų patarimais, nurodymais, gal taip net pasakyti galima. Bet visą laiką galima su gydytoju šnekėtis. Ir aš sakau, aš nenoriu kelti dar dozės, noriu pasižiūrėti, čia išdėsčiau savo mintis ir sako, gerai, be problemų, pabandykim. Juk blogiau tikrai nebus. Dar kitas dalykas, kad kuo, sako, didini dozę, tai šalutiniai tie jaučiasi labiau pykina, taip su manim dalinosi, arba ten ir internete, kas ten kažkokiam YouTube, žinai, pasižiūri, tai sako, kad labiau tie šalutiniai jaučiasi, tai dar ir to, jeigu man veikia 2,5, tai ką man didinti, vis tiek, aišku, eventualiai ateis tas laikas didinti, bet nėra ko skubėti. Su oda reikalai, tai pasidalinau, kad yra išbėrimai, bet kol kas tai neglemba, nes, žinot, tai ką čia per mėnesį 6 kg nukrito, nėra čia kam nuo ko glebti. Bet galiu pasakyti, kad, tarkim, mano patirtis praeito svorio metimo, kai numečiau tos 30 kg, tai buvo tų odos paglebimų, bet, žinok, nebuvo labai kažkokie drastiški. Ir tada tai aš jokio sporto nebuvau pajungus apart lėliuko nešiojimo, kas irgi, žinot, ten kiaurą dieną yra sportas, bet dabar tai, kai kombinuosiu tą svorio metimą su jėgos treniruotėm, tai aš manau, kad turėtų viskas būti gerai, nes tai nėra greitas svorio metimas. Aišku, jeigu ten badaučiau ir meščiau po 10 kg per mėnesį ten ar 15, tai turbūt glebtų daug labiau. Svorio nukrito 6 kg per 5 savaitės. Tai mano galva tai geras rezultatas, aš taip kažkaip ir norėčiau tokį stabilų kritimą palaikyti. Greičiausiai nepavyks tokio gero palaikyti, bet žiūrėsim, gal ten su dozių padidinimais kažkaip tai išeis. Tai ar dar kokių nors klausimų turit, aš jau atsigersiu, nes jaučiu, kad čia apsėt pradėjau, atsiprašau. Gerai, tai gal jeigu dabar kol kas klausimų neturi, tai padarom šitą operaciją. Tai gerai, unboxingas, žiūrėkit, išsipakuojam. Šiaip gal kas nors yra nematęs, aš turiu video įkėlus, kaip aš leidžiu 1 dozę,
Ar skaičiuojat kalorijas ar intuityviai valgot? Neskaičiuoju, šiuo metu nieko neskaičiuoju, valgau intuityviai, todėl kad esu šiaip labai pavargus nuo kalorijų skaičiavimo temos, tai labai to nenoriu, bet dar turiu pripažinti, kad per tokią eilę metų, nu, aš galiu labai vadinamai iš akies paskaičiuoti kalorijas. Tai aišku nėra tikslu ir kai laikysi režimo, tai reikėtų įsverti, o ne iš akies, nes iš akies labai gali nuvažiuoti lankas, ypač ten su kokiais nors ten aliejais ir panašiai. Ar ten saujelėm riešutų, bet ne, šiuo metu tai tiesiog noriu pailsėti nuo skaičiavimo temos. Taip, įdomu, kaip seksis antras mėnesis be didinimo. Būtinai pasidalinsiu, man pačiai, žinokit, įdomu, nu vis tiek toks eksperimentas su savim, tai būtinai pasidalinsiu. Plaukai labiau slenka, ar ne, sakot? Tai taip, plaukai apskritai metant svorį, ar ne? Tai čia nėra vaisto šalutinis efektas. Metant svorį, aš galiu jums pasakyti, man pusę plaukų nukrito, kai aš numečiau tos 30 kg. Ten, aišku, dar dalykai buvo su maitinimu ir panašiai, tai čia negali vienreikšmiškai, bet tiesiog, kai kūnas negauna pakankamai reikalingų medžiagų, tai ko jis pirmą atsisako? Plaukų, nagų, paskui eina oda. Ir žinot, jam reikia gyvybinės funkcijas visų pirma palaikyti, tai ten visokie plaukai jam mažiausiai rūpi. Tai dėl to yra su plaukais dalykas, ypatingai jeigu greit metat svorį. Jeigu lėčiau gal neturėtų tai būti. Ar nebandžiau prasukti to švirkšto per jėgą auksinės dozės? Žinok, nebandžiau, nes man atrodo daug labiau pavojinga negu išsitraukti. Kažkaip tai neatrodo labai gerai. Tai ne, kažkaip man atrodo, kad, nu, sakau, kai išbandžiau, aš supratau, kad visiškai nebaisu yra tos švirkštukus susileisti, tai nežinau, galima gal ir taip daryti, bet aš negaliu pakomentuoti. Tai čia šnekam apie prasukimą jau šito automatinio, nes tai sako internete daug kas daro, kad ten prasuka per jėgą ir tada susileidžia. Bet sakau, kažkaip atrodo sudėtingiau. Tai jo, apie plaukus taip, ne. Šiaip iš tikrųjų tai turbūt, nu, vis tiek metant svorį čia ar sumandžiaro, nesumandžiaro, tai nu, visi šitie klausimai kaip odos glebimas, veido sukritimas ir plaukai, tai tikrai aktualūs ir būtų visai fainai, kad šiaip pasidalintumėt su manim tokiais ten visokiais, nu, gerai, nesakykim, tik moteriškais triukais, čia ir moterų ir vyrų reikalas, nu gal ten plaukai mažiau vyram rūpi, bet šiaip tai pasidalinkit, ką naudojat, pavyzdžiui, kas padeda. Nu, čia aš šnekėjau apie tą hialuroną, norėjau sakyti, dieve. Oi. Apie kolageną, ne? Apie kolageną aš šnekėjau, tai man atrodo šiaip yra visokių dar ir kitokių dalykų, kaip jums padeda išlaikyti jaunatvę, nesukristi veidui ir panašiai. Šiaip užsisakiau pas savo tokią draugę, Monika Paškutė, šiaip labai fainas profilis, galite pasekti, jin ten gyvena Bali. Nu, žodžiu, jinai darė tą savimasažą su tokiais šepetėliais ir aš taip pasižiūrėjau, tai buvau įkvėpta, užsisakiau tos šepetėlius ir jau žiauriai darysiu, tai vieną kartą padariau. Daugiau nedarau, tai nežinau, galit pasidalinti, kas padeda išlaikyti šiaip odą jaunatvišką ir standžią ir plaukus, tai, nu, kol kas tai, žinot, nieko nedarau. Kaip, nu, šiaip einu pas kosmetologę, kas liečia odą, bet irgi čia taip susiklosti aplinkybės, kad jau keli mėnesiai nebuvau, tai gerai, kad jinai man ten parinkus tokią rutiną. Otilija Skin gal žiūri, tai šautautas tau labai fainus produktus parinkus ant 3 žingsnių, ne kaip anksčiau 6 prisipirkdavau beleką iš interneto ir naudodavau, tai išeina tą odą šiokią tokią palaikyti ir be kasmėnesinių procedūrų, bet tikrai reikės grįžti pas kosmetologę. Taip, tai kiek svorio netekau pirmą mėnesį, tai 6 kg, čia jau kartojasi, tai gal kai išsaugosiu laivą dar galėsit pažiūrėti, kas toliau prisijungėt pradžioj, kad nebekartoti ir kitiem. Taip, tai va, tai žiūrėkit, dabar ar bandysit leistis ranką, įdomu būtų sužinoti. Tai taip ir padarom. Pasidarėm unboxingą, įsitraukiam rašiklį, tai kaip praeinam pro visą procesą, kaip reikia tai daryti. Žodžiu, tai reikia rašiklio, vaisto, ne? Atsidengiam, reikia adatėlės, va tokios yra adatėlės, būna trumpesnės, būna ten 6 mm, būna 4, tai man tiesiog vaistiniai davė šitas, man atrodo, čia yra 6 mm, kitoj vaistiniai davė 4, tai tiesą pasakysiu, man su 6 net labiau patiko negu su 4.
Tai ir reikia tokių dezinfekcinių servetėlių irgi vaistiniai nusiperkat. Ir dar atsigersiu. Tai ką darom, žodžiu, duosiemam vieną servetėlę, atsidarom ten tą rašiklį, vadinama keistai čia skamba tas rašiklis, angliškai ten vadinasi, tai aš taip ir sakau rašiklis, automatinis švirkštą turbūt reikėtų sakyti. Ir padezinfekuojam viršūnėlę, ne? Kad tikrai nebūtų nieko. Tada atsidarom švirkštuką, tą adatėlę. Adatėlės viduje čia yra adatėlė, kuri įsismeigia per membraną, tai mes ją tiesiog uždedam, paspaudžiam ir prisukam kaip varžtuką, kad nustoja suktis, nuimam kamštelį, tada lieka dar vienas kamštelis, paliksiu kol kas šitą kamštelį. Nepaliksiu, iš tikrųjų reikia norinti. Tai nuimu kamštelį ir tada čia yra skaičiukas 0 ir tokiom padalėlėm sudalinta, ar ne? Tai pačioj pradžioj atsukam ties vieną padalėlę, taip, yra viena padalėlė, ne? Tai dėl to gamintojas ir daugiau to preparato įdeda, kad, žodžiu, jeigu tu nori, kad išbėgs, žodžiu, kad 4 dozės būtų užtikrintai ten, ar ne? Tai dėl to ir gaunas, kad lieka ta 5 dozė, jeigu tu jos kažkaip tai per daug neišvirkštai. Ir va, kai yra ant tos pirmos padalėlės, mes tiesiog norinam. Nežinau, čia gal, oho, kaip tikra influencerė, klausykit, va, youtuberė, va, išspaudžiam iki 0, ne? Suspaudėm visą pilną, vėl pasirodo 0, pamatėt, va, išėjo vaisto truputėlį, vadinasi, nėra oro burbuliukų. Ir dabar tada mes pasiemam kitą dezinfekcinę servetėlę. Turbūt galima ir tą pačią būtų naudoti, bet darykim viską maksimaliai saugiai. Jeigu leidžiamės į pilvą, tai reikia 5 cm nuo bamašio maždaug pernykštį būna. O dabar, kadangi leisimės į ranką, nežinau, gal kas nors leisos. Taip, tai va, čia va, visur pasidezinfekuoju. Taip. Dezinfekuoju visur, nes nežinau, kur čia pataikysiu. Ir tada reikia atsukti iki pat galo. Va, ir yra vienetas, ar ne? Yra pats galas. Tai reiškia, va tiek va iki galo ir susileis viena dozė. Va. Gerai, šiaip tai biškai keista, biškai ne prieš veidrodį gal keista, tai nekreipkite dėmesio, kad visas susivėpus. Šiaip tai neskaudėjo irgi. Va, ir suspaudžiu. Po truputį. Dar gavau vieną patarimą iš vienos moters merginos, nežinau, visą laiką, nežinau, įvardinti moters ar merginos. Tai, kad reikia susileidus palaikyti dar adatėlę, paskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir tada iš lėto ištraukti. Tai va šito dalyko nežinau, ta gydytoja man nepasakė. Ir va, viskas. Tiek ir žinių. Nėra, ne? Ne, nėra. Ir tada vėl adatėlę uždengiam, atsukam ir ištraukiam. Ir viskas. Adatėlę išmetam, metam į bendras atliekas. Jokių būdų neprarūšiavimo. Ir viskas, žodžiu. Švirkštukas atgal į šaldytuvą. Čia galiu į šaldytuvą padėti pasvirą, bet jau eisiu namo, tai tiek to, gali ir kambarį pabūti. Ir viskas, dabar lauksim, ar bus tas geresnis efektas ar ne. Ir įdomu, ar pykinimas labiau pas jūs ar ne. Aš įprastai leidžiuosi apie 9 po 9, kada dukrytę užmigdau. Bet šiandien anksčiau susileidau, tai kadangi vis tiek einu miegoti panašiu laiku, tai va pažiūrėsim, gal kažkas per tą laiką prasidės, kažkas labiau pas jūs. Šiaip truputėlį jaučiu šiokį tokį graužimą, nežinau, toks vos minimalus. Tai aš dar ką norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, į pilvą leidžiantis, tai man net su ta insulininė, tuo paprastu švirkštuku net labiau patiko leidimasis. Kažkaip lėčiau susileidžia negu su tuo automatu. Tai taip maloniau, iš viso nelabai jautėsi ir kažkaip, nežinau, buvo fainiau. Nes, pavyzdžiui, dabar, kai leidausi, aš jaučiau tą leidimą. Vis tiek jis matyt greičiau susileidžia, negu ten pati vos po biškį spausdama. Taip, kažkas mačiau dar,
G raidė adatėlė žymi plonumą, kuo didesnis skaičius, tuo plonesnė adata. Ploniausia ir mažiausia Lietuvoje yra 34 G, 3,5 M PITS gamintojo. Tai va, kažkam pasižiūrėkit, gal aktualu, nes, sakau, man asmeniškai tai visai patiko šitas 6, bandžiau su 4, kažkaip atrodė, kad taip gal jam, nežinau, gal tiesiog iš neįpratimo, bet norisi ją taip stipriau įkišti, tai kažkaip aš su ją net labiau jutau. Kas, šiaip nerealu, neturėtų tai būti, bet taip man jautėsi. Arba čia placebo galvoja. Taip, minėjau savo pradinį svorį, buvo 94 kg ir dabar yra 88, bet šiaip kas vėliau prisijungia, tai išsaugosiu laivą, tai galės pasižiūrėti ir daugiau. Ir ką, man atrodo, kad šį kartą gal užtenka, taip palikim pabaigai tą susileidimą. Žodžiu, pasidalinsiu toliau, kaip viskas jaučiasi. Labai dėkoju, kad prisijungėt, labai fainai. Kaip padarysiu įrašą, palikit komentaruose, pavyzdžiui, jums toks laikas tinka pasidaryti laivą ar netinka. Ir gal kas savaitę nedarysim, bet galim karts nuo karto pasidaryti ir pasišnekėti, pasialaininti, kaip ten man sekasi. Gal jūs kažką papasakosit, pakurti tą tokį ryšį, nes man irgi tikrai labai smagu yra ir palaikymą iš jūsų jausti ir jaustis, kad mano tas turinys yra naudingas ir aktualus. Tai tikrai labai fainai, nes turbūt, jeigu ne jūsų žinutės, kurių ten tikrai mane užgriuvo lavina tų žinučių, tai buvo labai, ir ten kažkiek tai ir tų komentarų, ir kažkiek ten tų laikų, visi laikai, tai laikis, nesvarbu. Bet tikrai buvo labai smagu dėl to, kad, jeigu nebūtų buvę to atgalinio ryšio, tai turbūt, aš būčiau supratęs, kad niekam neįdomu, neaktualu ir, kam čia tai daryti, kam čia su ta siena kalbėtis, bet tikrai jaučiu tą poreikį ir netgi, sakau, fainai tokia bendruomenę galim kurti ir karts nuo karto susitikti gyvai ir pasikalbėti. Tai ačiū jums labai, super, kad tinka laikas ir tada iki kitų kartų. Sėkmės visiems, kas naudojat, kas nenaudojat, irgi sėkmės, žodžiu, savo kelionėse. Tai ačiū jums labai ir iki sekančio karto. Ate.